užbaigtas kliūkis. Skambink bosui. Dabar? Naktį bendrauk drąsiai. Visą vasarą naktimis ežiai kalba, siunčia SMS, MMS ir naudojasi internetu už dyką. Ežys gazuotas. Po pergalingai prasidėjusio pasaulio čempionato Turkijoje, Lietuvos nacionalinė ekipa stengsis ir toliau žygiuoti be kluptelėjimų. Antrose rungtynėse po itin dramatiškos kovos tik paskutinėmis sekundėmis lietuviams pavyko išplėšti pergalę. Po vienos laisvos dienos Lietuvos rinktinė vėl grįžta į aikštelę, kur jų lauks Ispanijos rinktinė. Tarpusavio susitikimų tarp šių ekipų būta ne vieno. Pasaulio čempionatuose pirmoji akistata įvyko 1998 metais. Lietuvos rinktinės gretose kol kas nesustabdomas yra Linas Kleiza. Krepšininkas paskutiniojoje dvikovo prieš Kanados rinktinę atliko dvigubą dublį. Surinko 18 taškų ir atkovojo 10 kamuolių. Vis solidžiau aikštelėje atrodo rinktinės naujokas Martynas Pocius. Prieš Kanados rinktinę gynėjas įmetė 11 taškų, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir atkovojo 2 atšokusius kamuolius. Šiems žaidėjams neblogai talkino ir puikiai komandai dirigavo Tomas Delininkaitis. Žaidėjo sąskaitoje 11 taškų, 3 rezultatyvūs perdavimai ir 2 atkovoti kamuoliai. Ispanijos rinktinės startas šiame čempionate nebuvo toks, kokio visi tikėjosi. Jau pirmosiose čempionato rungtynėse krepšininkai privalėjo pripažinti Prancūzijos žaidėjų pranašumą. Ispanų gretose kol kas sunkiausiai sekasi stabdyti Marką Gazolį. Vidurio puolėjas pelno po 15 taškų, atkovoja po beveik 6 kamuolius ir atlieka po 1 rezultatyvų perdavimą. Jaunasis komandos žaidėjas Rikis Rubio pelno po 7 taškus, atkovoja po beveik 4 kamuolius ir atlieka net po 7 rezultatyvius perdavimus. Prieš Naująją Zelandiją gynėjas atliko net 11 rezultatyvių perdavimų. Komandai puikiai talkina ir taškų mašina Juanas Carlosas Navarro. Gynėjas sumeta po beveik 18 taškų, bei prideda po beveik 2 tiek rezultatyvius perdavimus, tiek atkovotus kamuolius. Dvikova tarp Lietuvos ir Ispanijos rinktinių įvyks antradienį, šiek tiek vėlesnių laikų, 21 valandą. Rungtynių rezultatą gyvai galite sekti Eurobasket.lt krepšinio portale.